Labas rytas. Kažkas užtinusi baisiausiai. Tai va čia va miegojom. Esam kaip ir atsišviežinę, va išsiskalbę, dar labai džiaugsmą. Na, Danijos lauko tualetai paprasti, tiesiog pievai mane tai žiauriai stebino. Žodžiu, ta prasme, čia yra belekas. Tiesiog pievai, lauko tualetas, laukai. Ir tiesiog tualetas tarp laukų vienas. Nuėjom jau 4 kilometrus, radom tokį tualetuką, visai fainą. Iš kitos pusės jisai yra. Čia radom tokį stendą su paukščiais ir jų skleidžiamais garsais. Vau. Tai šitą šlykščiai. Šitą. Ką šitas daro? Iš pat pradžių, kai išgirdau, tai pamaniau, žiūriu, lizdas. Ramenta nuspaudė. Galvoju, čia iš lizdo, čia kregždės lizdas. Bet tokie garsai. Po to jau supratau. Kai šitas klykė? Kuris? Šitas. Nu gerai. Paliekam paukščius ramybėj. Paliekam paukščius, keliausim toliau. Nu, varom į kopas. Biškį norim apsaugoti savo basutes, kojines. O čia yra, reikia va į tokį va įlipti ir čia yra labai palaidas smėlis. Mes vakar nusileidom šito vietą. Tai buvo žiaurios kojos, tai sakom, bent pačioj pradžioj kažkiek apsaugosim. Praktiškai beveik visada lyja. Jeigu nelyja, tai biškį nelyja. Dabar tai visada, o dabar tai šiuo metu nelyja, dėl to ir filmuoju, kad nelyja. Oi. Kaip kupriukas eini. Aš lygiai taip pat atrodau. Gavom lietaus, esam šlapi, nu ne visai, su lietpalčiais buvom, tai dabar yra tik tais kojytės šlapios, kojytės. Mes jau kitą taktiką naudojam, abudu, su tapkėm ir su kojinėm, nes lyja, batai peršlampa ir praktiškai nenaudojami. Tai tapkutės, sulyja, nu ką, sulyjai, tai sulyjai. Eini, vėjas prapučia, išdžiovina ir vėl eini. Tai nėra kieta ant smėlio eiti, neatmuša tai padu. Tai dar kaip ir viskas gerai, galima taip, kaip sakoma, judėti į priekį. Buvom parduotuvėliai. Ką nusipirkom? Nusipirkom sportinį gėrimą, paragavau ir tik po to pamačiau šitą skaičių 1:11. Žodžiu, čia yra kažkoks sirupas. Ir kas svarbiausia, nusipirkome 2. Nes kodėl? Todėl, kad pigiau.
Ir nusipirkome ir sakome, visai turėtų būti skaniai. Bet man atrodo, kad nelabai. Tai va, dabar šiek tiek užkasime. Turim duonytis, turim pomidoriuko, užtepėlę, sūriuko ir taip toliau. O vakare parodysim, ką valgysim vakarieniai. Gerai, iš tikrųjų varom greit staigiai valgyti, kad negautumėm lietaus vėl. Dabar yra proga. Lašnoja, bet nelyja stipriai. Už bunkerio esam pasislėpę. Pasislėpėm už bunkerio, kad būtų užuovėje, nes jūra iš tos pusės ir pučia vėjas. Nu ką, skanaus. Ką tik pavalgiam, dabar susidėsim viską į kuprinės ir toliau pėdinsim tenais. Palei jūrą visą laiką einam, tik nukrypstam į parduotuvę ar dar kažkur nueinam į dieną po vieną kartą, jei kažko reik. Kaip sekas? Kaip tau sekas? Man dabar sekas gerai. Dabar? Kojytėm šilta. Dabar nelyja. Čia yra tik smėlis, jūra ir mes du. Radom šaldytuvą pilną alaus. Eisim dabar atsigerti ir vėl varysim. Nu, biškį gaunam lietaus. Šlapi. Bet vis tiek alaus noris, eisim, išgersim ir vėl varysim. Kiek nuėjom? Kokias 18? 17? Turim 19 kilometrų. Danijoje labai kas? Danijoje yra paplūdimiuose sudėtas tokias Danijoje paplūdimiuose yra labai dažnai. Danijoje paplūdimiuose nedažnai, kaip sakyti. Retkarčiais? Neretkarčiais. Daug yra. Nemažai sakai. Danijoje paplūdimiuose nemažai yra pridėta vaistinėlių ir tų gelbėjimo stavyklų. Bet labai fainai, kad vaistinėlėse yra visko. Ir visokių pleistriukų, kiekvienė privaryta, ir žėklių, ir kažkiek. Ir telefonas! Telefonas yra! Paskambinti 112. Wow! Žiauriai. Kad galėtų kažkas išsikviesti pagalbos, jeigu atsitinka problema, bėda kažkokia. Užskaitau. Ir labai daug yra tokių vietų. Na, žodžiu, parėjom palei jūrą ir čia
nepraeinama vieta yra, reikia eiti per tiltą, bet išlindom tokioje vietoje ties kažkokią įstaigą ir čia negalim eiti, dabar turim išeiti į pagrindinį kelią per rožės. Šiek tiek badosi. Varo ledukais. Jau per kamerą nesimatė, bet daužo mus ledukais. Šiandien nuėjom 40 km, įsikūrėm kopose, bet labai blogai įsikūrėm, nes vėjas didelis, užuovėjas mažai ir vos laikosi tie poliukai, nes yra mėnesis. Nu, reikėtų miegoti jau, labai vėlų. Labadaktis. Šviežių sapnų.